Sveiki visi ir šiandien yra mano vlogas ir aš jums papasakosiu biškį apie save, parodysiu savo dalykus, papasakosiu apie žirgyną, parodysiu gal netgi jojimo dalykus ir parodysiu savo katytę, o po to jau nuspręsim, ką toliau darysim ir jūs man pasakykit, kokius man video formatus filmuoti. Jeigu jūs daug užduosit klausimų, aš padarysiu tokį video, kad atsakinėju jūsų klausimus. O jeigu ką man filmuot, ar su hobby horsais, ar su drauge kažką nufilmuot, ar kad kažką dainuoju, ar kad kažką šoku, ar kad tiesiog vlogas apie mano visą dieną, nežinau, pasiūlykit kažką, nes aš neturiu ką filmuot iš vlogų, ar šiaip kažkokį tai video, tai parašykit komentaruose savo patarimus ir aš tikrai jas perskaitysiu. Tai jo, aš noriu parodyti savo katę, tu aš tik biškį pritolinsiu savo šitą. O, ne. Daug, va. Norim parodyti, čia yra mano katytė. Matyti? Tai labai mielutė. Tokia musytė. Tokia jinai miela. Tai jo, mes susitiksim, kai aš jau viską paruošiu. Ir va, mes vėl susitikome ir aš jums noriu parodyti savo pirmą piešinį. Tai čia bus va toks va arkliukas. Aš kartais užsiemu piešimu, nes aš kai kartais neturiu ką veikti ir man užeina tas toks ramybės procesas, aš visą laiką pradedu imti piešti. Tai va, aš vieną kartą, kol sirgau, nupiešiau va tokį va arkliuką. Po to nupiešiau va tokį, nežinau, kas čia per gyvūnas. Tai jeigu kas žinot, parašykite komentaruose. Aš va tokį va mielą nupiešiau. Po to nupiešiau va šitą va tokį. Šitas labai paprastas, kiekvienas, manau, gali šitą nupiešti, jeigu negali. Tai nežinau. Bet manau, kad visiems pavyktų tokį nupiešti. Po to aš dar nupiešiau va tokį. Ir dar nupiešiau va tokį va drugelį. Toks gražus, ramus atrodo. Man jisai žiūri gražus. Ir va, iš viso mano labai gražus piešiniai. Jo. Ir aš dar jums parodysiu savo labai įdomų piešinį. Kaip piešinį. Va tokį va. Čia yra, jeigu ką, medžiaga. Čia yra kažkokie, tai nežinau, plaukeliai. Ir dar ta dėmelė yra medžiaga. Tik va, akis ir nosytės tie, tai yra yra popierius. Ir šita širdalė yra ne popierius. Tai čia yra Havajus. Aš seniau ant šito arkliuko jodavau, bet dabar nebejoju, nes nebelankau žirgyno. Bet jis dar mano širdyje. Bet dabar aš joju ant kabinos Z. Tai jo. Dar jums parodysiu savo jojimo dalykus, tai susitiksim, kai jau viską paruošiu. Tai va, aš visus dalykus parašiau. Tai pirmą aš jums parodysiu savo va tokias va pirštinės. Ai, bet aš šiandien joju vakare. Turbūt vakare. Dar trenerės reiks paklausti. Tai čia yra mano pirštinės, tokios juodos. Ir va čia yra va tokie burbuliukai, kad neslystų. Čia yra va toks va rožinės mano šalmas, va čia arkliukai. Jo, bet man tėvai greit pirks juodą, nes šitas, geras, bet man reikia juodą, nes aš jau kažkada varysiu į varžybas. Gal kitą mėnesį, man atrodo, tai jo. Toks va šalmas. Čia yra mano aulai.
jo, o va čia yra mano liemenė. Labai siūlau pirkti kam. Yra iš Avenos, žiauriai gera. Ir čia yra mano stekas. Tai susitiksim, kai viską susitvarkysiu ir kažką kitą paruošiu. Aš nebeįsivaizduoju, ką jums galima parodyti. Nežinau. Galiu parodyti, pavyzdžiui, aš turiu va tokį arkliuką šviečiantį, bet aš dabar turbūt neįspėjau arba tuoj palaukit. Ir galima junginėti į belę kokią spalvą. Žiauriai gražios spalvos galima ir patamsinti. Galima ir pašviesinti. Tai jo. Kaip aš jungiau dabar. Tai ką aš jums dar galiu parodyti, nežinau, va čia va yra mano jojimo dalykai. Čia ir siena, čia yra mano toks piešinys, čia man atspausino mama. Toks savo gražuoliukai. Aš šis pavadinau Coliukė ir debesėlis. Todėl, nes tipo, aš kur tam žirgyne seniau jodavau, tai Coliukės ir debesėlis labai mielai atrodė ir jie labai gerai draugavo. Tai aš, man mama atspausdino ir aš pagalvoju, kodėlgi nepadaryti Coliukės su debesėliu. Nu tai va pasidariau ir pasikabinau. Čiagi mano kačiukas, toks mielumo, tai 100. Va, irgi viskas įdomu. Tai jo. Nebežinau, ką jums galima papasakot. Šiaip, aš tikiuosi, kad jums šis vlogas labai patiks. Nu, ir manau, šiandienai, gal aš jau norėjau pasakyti, prašau, kurie galit, paspauskit like mygtuką ir parašykit po komentarą, kokius man video filmuot ir ar jums patiko šis formatas mano. Tai aš manau, šiandienai gal jau užteks ir iki kito mano vlogo ir video.